Neverk motušėlę, kad jaunas sūnus eis ginti brangiosios tėvynės, kad pavirtęs kaip ąžuolas girių puikus, lauks teismo dienos paskutinės. Kad pavirtęs kaip ąžuolas girių puikus, lauks teismo dienos paskutinės. Lai nelaužyk sau rankų kaip perko šakas, kad laužo užrūstintas vėjas. Tau dar liko sūnukas tėvynę praras, antros neišmels atgailėjęs. Tau dar liko sūnukas tėvynę praras, antros neišmels atgailėjęs. Ten žuvių plačių žiba mūsų pulkai, jie mylimą Lietuvą gina. Kam nusviro galva, tam dangaus angelai vainiką iš deimantų pina. Kam nusviro galva, tam dangaus angelai vainiką iš deimantų pina. Nuo 41 metų, nuo to, kad stumdami sovietus, vokiečiai ateina į Lietuvos teritoriją. Ir Panerių miškuose vokiečiai įkuria karinės įgulas. Čia laikomi karo belaisviai, aišku, tarnavę tarybinės armijos pusėje žmonės įvairių tautybių ir taip pat iš vidurio rytų Europos, kaip lenkai, rumunai, vengrai. Ir čia sukuriama vokiečių karo belaisvių stovykla. Kada vokiečių politika pasikeitė, kada vokiečiai pamatė savo galimybės plėstis gilyn į Rusiją ir tuo pačiu užimtose Pabaltijo kraštuose vykdyti savo politiką, jie perėjo prie žydų klausimo ir Panerių miškuose buvo, šalia to, kad buvo belaisvių karo stovykla, buvo pradėti vežti iš didelės rytų Europos dalies žydai ir čia prasidėjo žydų žudymas.